Rytas prasideda pusryčiais laive su paelija, kur vienos virtuvės šefas ruošia. Pavalgysim ir varysim į Vokietijos miestą Kylį apžiūrėti. Dar rytas, tad žmonių nedaug, tai yra gan erdvu visur vaikščiot. O Kylis visur pasiruošęs futbolo čempionatui, o čia yra visokių į scenas ir visi barai palei fanus, o yra tai kroatų, tai prancūzų, tai dakų pilna, čia visiems fanam tų barų pilna. Šiaip Kylis, taip apžiūrėti ne kažin kas yra, kelios bažnytėlas ir uostamiestis yra, o per karą daug sugriauts, tai taip pamaklinėsim po kelias gatves. Tai žiūrėti ir užteks kelių valandų mus sėt pačiam miestui apžiūrėti. Tad turėtumėm iki pietų viską praliekt, ko žmonių ne kažin yra nedaug. Atrodo, kad miestas tik futbolui gyvena, o suomių sirgaliam barai čia vakare matyt liaudis žiūrėdama, čia būtų gan linksma pažiūrėti, bet mes jau vakare jau būsim išplaukę iš čia. Dabar reikės kokį pėsčiųjų gatvę irgi kaip Basankę apžiūrėti, porą bažnytėlų. Ir šiaip apstanovkę pažiūrėti, kas čia per du. Kiek vokiečių, kiek užsieniečių. Kas nustebino, tai laukinės žąsis, kai naminės daugiau bijo negu tuos laukinės. Vis kaip namie čia visur maklinėjai palei prūdą parke. Nieko nebijo, tai nežinau, čia nemačiau, kad į šunis, kad kur kas nors vaikytų, ką žinai, juos da paskrend nuo savo svorio. Bandas jų čia daugiausiai, iš vis keli žingsniai nuo žmogaus ir dalampačiai. Palaidų taip gyvūnų nemačiau, kad būtų taip musėtų sien turėtų vaikyties. Šiaip Kylis gan švarus, nėra šiukšlinas smarkiai. Ir nesimata tų vietinių kokių emigrantų daug čia, kol centre. Ir šilta diena iškilo, tai taip smagu, kai yra šilt, smagu pamaklinėti, bet Kyly tai tų senų pastatų nėra daug, tai taip praseina visur kažkaip eilinis miestas, nėra nieko taip daug įspūdingų senų pastatų. Papuolėm į pėsčiųjų gatvę pasižiūrėti, tai čia kaip Laisvės alėja kažkas irgi, tai turistam visokie niekučiai, parduotuvės. Turistai maklinėjantis, taip Palangoj Basankė ir jo visokių vaibuokų, tatuiruočių. Taip ir visuose miestuose. Išlikusių porą senų bažnytėlų, bet įvažiavimo man su ratukais nebuvo, tai aplinkui pasivažinėti, pasižiūrinėti ir geras oras, tai visur gali smagu pasivažinėti. Taip, gan nedidelė ta bažnyčia. Laisvės toje alėjai čia gali. Ir po kelių valandų grįžom į laivą, visai iš laivą smagu pažiūrėti, kad
kad nereik paskiau skubėti grįžti, kad laivas nepaliktų, tai pasižiūrim geriau kelias valandas laive nuo viršaus ir laukiam išplaukimo.